Sveiki visi. Toks jausmas, kad mes visi kažkur įlipom arba į kažką įlipom. Ta ruda Žemaitaičio partijos pasirinkta kaip jų oficiali spalva jau tapo ne tik socialdemokratų ir prezidento mundurų dėmėmis, bet aptaškė mus visus, aptaškė mūsų šalį. Bet žinot, pradžiai pasakysiu vieną sakinį, kurį paskutiniu momentu įdėjau į savo pasisakymą. Aš turiu daug vilties, kad mes vis dėlto nebūsim Orbano Vengrija ar Bizino Sakartvelu. Aš jaučiu, kiek daug žmonių nerimauja ir kad tas žmonių nerimas pereina į svarbiausią klausimą, labiausiai reikalingą dabar klausimą. O ką galiu padaryti aš, mes, kiekvienas? Ir tai yra būtinas klausimas, kol ne per vėlu, kadangi žinau labai gerai Sakartvelą ir matau, kad daug kas vyksta jau per vėlai. Taigi jau greitai bus 1 socdemų valdžios metai. Tušti ir prarasti Lietuvai metai. O tokiu metu. O gal net ir klystu, jei būtų tušti, gal dar nebūtų taip blogai. Tai nešvarūs metai, purvini metai, kažkoks negeras skonis nuo tų praėjusių metų. Lietuvos politika, kurios vairą perėmė ir kontroliuoja prezidentas Nausėda, atrodo tikrai klaikiai. Net ir iš čia, iš Briuselio. Ir kuo toliau, tuo labiau. Jeigu būčiau Lietuvos priešas, būtent tokio vaizdelio iš Lietuvos šiuo pavojingu metu visai Europai, o ypač mums ir norėčiau. Chaosas, prorusiška nepraustaburnių chamų partija, net kultūros ministerijoje. Tas džiaugsmas, kad prezidentas apgynė Lietuvos energetiką, yra toks jau netikras, pritemptas ir saviapgaulingas. Juk tie patys Nausėdos mylimiausi socialdemokratai energetiką ir buvo atidavę, kaip jisai sako, pasiūlę Žemaitaičiui su Skardžium. Palaiminęs tokią koaliciją, prezidentas dabar jau pats bando baisėtis Žemaitaičio kandidatais. Aš nesuprantu, tai ko jie tikėjosi. Ar ten yra bent vienas vertas ministro lygio pareigų? Juk visi suprantam, kiek melo buvo žodžiuose apie neva pasikeitusią Žemaitaičio partiją, apie neva pasikeitusią jo laikyseną. Taigi, nuo ko apgynė energetiką? Nuo savo pačių priimtų grėsmingų sprendimų. Ir dabar ką laimėjo? Laimėjo tai, kad antisemitinio lyderio partija pasityčiojo iš kultūros. Kad būtent tokiems atiduoda nei kiek nesvarbesnį negu energetika barą, atiduoda laisvo žodžio, atiduoda kultūros dalykus, tuomet, kai Europoje, tai yra ir pas mus Lietuvoje, pats Rusijos hibridinio karo įkarštis. Įkarštis to melo, dezinformacijos ir daugybės kitų dalykų, nuo ko kultūros ministerija kaip tik ir turėtų mūsų tėvynę ginti. Ir būtent kultūros ministerijos lyderystė čia yra viena iš svarbiausių gynybinių linijų tame hibridinėme kare. Juk esmė yra ne kokią ministeriją galima ar negalima atiduoti Žemaitaičiui ir jo partijai. Esmė yra ta, kad Žemaitaičio partijos apskritai neturėjo būti vyriausybėje. Nei Palucko vyriausybėje, nei tuo labiau dabar. Taigi, tikrai pritariu tiems, kurie sako, kad nuo Palucko vyriausybės dar keliais žingsniais arba keliais laipteliais kritom žemyn. Tai yra Lietuvos gėda ir visiška kompromitacija. Apie dar vieną dalyką, tą pačią temą. Mane siaubas apima, kai pradedu įsivaizduoti šios vyriausybės ir ne tik Žemaitaičio partijos, beje, ministrus, o žinoma, ypač juos per Lietuvos pirmininkavimą Europos tarybai. Pats silpniausias ministrų kabinetas per visą šios Lietuvos istoriją, tokiu istoriniu metu, kai ES visos politikos, žiniasklaidos prožektoriai bus nukreipti į Vilnių.
Primenu, kad Lietuvos pirmininkavimas įvyks jau greitai. 27 metų pirmą pusmetį. Liko tik metai. Taip, užsienio reikalų ministerijos žmonės, puikūs žmonės, sudėlios arba jau sudėliojo teisingus prioritetus. Ministras Budrys jau įsisukęs į užsienio reikalus ir gėdos nepadarys, tačiau to maža. Teks pirmininkauti visose srityse, nes ES mums jau seniai nebe užsienis ir jis seniai nėra apie užsienio politiką. Tai apie mūsų visą politiką. Taip, aš galiu įsivaizduoti, kad net ir Žemaitaičio ministrai išmoks perskaityti ministerijų žmonių parengtus tekstus. Tačiau to maža. Na, geriausiu atveju patylės. Jų tylėjimas išvykus ar kokiame tarptautinė forume čia turbūt ir būtų vienintelis šansas Lietuvai nesusikompromituoti dar labiau. Mačiau dabar pirmininkaujančios Danijos ministrus, kalbančius Europos parlamento komitetų, plenariniuose posėdžiuose. Todėl galiu lyginti su tuo, ką matau dabar Lietuvoje, formuojant šią prezidento socialdemokratų vyriausybę. Beje, visai Europos Sąjungai dabar pirmininkaujančios Danijos vyriausybė taip pat yra socialdemokratų. Tačiau skiriasi nuo Lietuvos lyg diena ir naktis. Kiekvienai šaliai pirmininkavimo pusmetis yra valstybės politikos vizitinė kortelė. Pagal mūsų atstovaujančius ministrus, jų išprusimą, intelektualinį lygį spręs ir apie Lietuvos politikos gylį. Man apmaudu, kad šalis, kurios žmonės padarė neįtikėtiną šuolį nuo kovo 11-osios, nusipelnė tik tiek. Argi tik tiek mums tai reikia? Juk pirmininkavimas tai dar vienas šansas kiekvienai ES valstybei sustiprinti savo reputaciją, sukurti savo pridėtinę vertę. Man teko beveik 20 metų dirbti NATO parlamentinėje asamblėjoje ir matyti tuos mūsų Žemaitaičius, bet jie konkrečiai ir jį, tuos mūsų erelius su glaustais sparnais ir tylius lyg pošluota pelytės per asamblėjos sesijas ar komitetų posėdžius. Mat, Lietuvos Seimo delegacijoje NATO parlamentinėje asamblėjoje visuomet būdavo atstovai tiek iš valdžios, tiek iš opozicinių partijų. Jau tuomet supratau, kad gal ir gerai, jog jie ten tik tylūs turistai. Nes jei kalbėtų, ką jie kalba pas kokias nors Janutėnes ar susitikimuose kaimuose, tai būtų didelė tarptautinė gėda. Tačiau yra dar viena liūdna aplinkybė. Gerai suprantu, kad tai, apie ką čia kalbu ir dėl ko lieju savo nerimą, vargu ar labai rūpi tiems, kurie šią valdžią išrinko. Daugiausia rūpi tiems, kurie nebalsavo už juos. Net ir tai, kad skiriamos premjerės kalbos kol kas tuštokos ir be jokio strateginio turinio, turbūt net patinka jų rinkėjams. Nes jei būtų su giliu turiniu, kaip kokios Šimonytės, tai greitai būtų ir šita premjerė pavadinta arogantiška. Kalbėti apie nieką, suapvalintai, va tokio turinio politikos matyti ir norima, dėl to ir buvo balsuojama. Juk ir rinkimus laimėjo be jokio turinio. Reikia tik prieš konservatorius, o ir dabar tebereikia lyg tuščios skardinės. Kalbėjimas be turinio juk neverčia galvoti, apmąstyti, bandyti suprasti tuos, kurie klausosi. Tačiau nuo to mūsų, kuriems neramu ir kurie čia mane išklausė ar perskaitė, mūsų atsakomybė nuo to nesumažėja. Turėsime toliau tiesti Lietuvos ateities bėgius, kaip mėgdavo sakyti Andrius Kubilius, ir turėsime tai daryti mes, tiems, kuriems ne vis tiek. Nes Žemaitaitis tikrai nenuties, nebent juos išardys, ir prezidentas Nausėda su Jansonu ir su jų abiejų svajonių vyriausybė nenuties. Jau dabar galutinai aišku, kad bėgių į ateitį jie nenuties. Nes kelias rėkiant vien apie konservatorius anksčiau ar vėliau baigsis akligatviu visai Lietuvai. Tad ką galiu pasakyti? Laikom frontą.